Vienu žodžiu, saugokitės radiacijos pavojus. Kažkoks tai ratatatata universitet. Ženklas apaugęs žalėm jau. Einu apžiūrėti kažkokį tai slaptą objektą. Kadangi tvora nugremžta, reikia pralysti. Pralindau. O eina savo, kas čia per radaras kažkoks tai baisynis. Kažkoks apleistas mokslinis objektas. Baliama, satelitkė kažkokia kosmosą žiūri. Blemba, yra kažkokias kopėčias. Reikia pabandyti užlipti. Kažkoks tai pailgas radaras žiūri į dangų su kažkokiom antenom. Einam pažiūrėti. Yra kažkokie mygtukai, kam čia šviesai užsidegti. Nu, gal nieks nepagaus. Nu, dar aukštyn galima. Lemba pridusau. Fiksnai. Kažkokia tai vat vamzdžiai nuveina. Čia gal bangolaidžiai kažkokie nueina. Kur ten va? Išeina to. Nepamės telefoną. Bet tai bangolaidžio starumas. Eik tu savo, kokių 150. Ir va ten kažkokie pizdukai gauda signalą atspindėti nuo šitos blekos, nuo viso šitą satelitą. Didžiausia. Geras. Nu, da tokių nematys. Reikia lyp dar kur pavaikščioti. Blemba, pusė kelio nulipus yra darytis, va. Galima būtent tą satelitą klipti. Bet blecha jisai paverstas netaip ir nepasieks jas daryti. Va, ir vienoj pusėj ir kitoj. Nu, ko lyp žemyn. O iš čia gerai matas, kad ten reduktorius jį reiškia va šitaip kraipa blemba tam tikrų kampų į dangų. O va ten va kažkoks tai antenų miškas. Primena konspiracijų teorijų tos bairius, kur tipo harpas, kur keičia, modifikuoja orus. Nu, kažkokie eksperimentai reiškia būdavo čia. Nu, visio, lip žemyn, kol nepagavo. O čia va šitie vamzdžiai. Vamzdžiai, tai, kaip supranta, yra bangolaidžiai, kur radė bangas nieko netrukdamas, ale kaip kabelio keliauja iš tų visų antenyčių sukoncentruotas į vieną vamzdį ir į kažkokį tai įrašymo punktą. Taip, einam dar apžiūrėti reduktorių, kas per mechanizmas. O eina saukos da didumas. Va, ten trečias dantis. Ir čia reiškia reguliuoja visą automatiką, visą šitą bandūrą. Kraipa. Reikia bandyti dar iki satelitkės nueiti. Iki vatos. Gal nieks nepagaus. Nu, blemba, satelitkė didelė. Reikia eit pažiūrėti. Kas čia per daiktas? Visokios lemputės, blembas spalvotas. Kaip kosminė centre.
Eina savo ant traukinio bėgių kokių. Važiuoja. Kažkas tai čia dar ūžia. Gal reiškia veikia dar satelitkė šita. Mat kažkokie reduktoriai. Ratus suka. Šakės. Kažkokie ventiliatoriai vyniojas. Знаю, что там gal nelipsiu. Ten kažkas dar ūžia. Gal čia koks dar veikiantis aparatas. Fiig znait. Uždarės paskui mane. O irgi bangolaidis tikriausiai ateina. Tai kvadratinis. O ten tavo satelitkė plokščia. Žiūri į dangų. Nu gal čia užlyp dar blemba. Nieka nėra. Čia irgi panašus mechanizmai. Ten tračiai didžiuliai. Ir suka satelitkį šito vartą. Сюда, туда. Ką, jau pradėjau, reikia lyp darbiški. Vieną aukštą. Ni hrena čia navėja sukas. Kažkas tai sukas navėja. Viskas čia jau tabaluoja šlangas visokias. Viskas čia sugadinta. Va. Bangolaidis. Ir bangolaidis eidavo apačion. Eina savo kabelių visokių prikabinta. Siaubas. Ir va visas bliūdas. Taip pat bliūdą ten gal nelabai išeina įlipti. Nesimata kažkokį durelį. Va, o tenai talumoj harpas. Norvegų harpas. Visas laukas. Antenų tinklas. Šypsiu. Na, kas čia? Ateitą pažiūrim. O, kažkokia tai šildytuvų kandiškė buvus. Uždarykim, kaip buvo. Viską. Na, jau tvai matymai. Na, viso. Ai, va čia, o yra durytės dar viršūnė išlysti. Gal reikia lipti pabandyti. Blemba, užlipau, bet su varžtais užsukta kaktelis, neina užlipti ant pačią bliūdą. Nu, reiškia viskas. Technika apžiūrėta. Galiavietės. Šiandien visokias. Įdomus, reikia tept slydės, kol dar nieko nėra. Tai va, kažkoks tai didžiulis slėnis Norvegijai. Blet, kaip lipau žemyn. Kažkokias kopėčias padėtas. Paslyda, kaip sugirgždė, galvo, pizdėt, signalizacija įsijungė, kaip užkaukė. O, širdis kalatojas. Blecha muha. Nu vsio, objektas apžiūrėtas. Ačiū už dėmesį. Dabar liko tik tai pareiti per tvorą atgal. Kosminis satelitas. Taip. Ten kitas kosminis satelitas. Spūdingai atrodo, blemba, kas čia jį pastatė tokį didelį. Ten visi šitie galvutės antenas. Gaudyklės signalą. Tai va, čia kažkas matyt dar naudoja kaip sandėlį.
Traktoriai kokie tai sustatyti, bet mūsų nedomina. Girdis kažkur vanduo teška. Bėga kažkas tai. Kur tai kažkas kiaura. Blemba. Ir čia va lempas stovi tos. Kaip čia pritraukiam, spalvotas. 3 spalvų, reiškia. Kažkokio pavojaus signalas. Gal kaip įjungia čia pizdėt. Zuikiam kailis nuplinka. Tai va, čia šviesolaidis šitas. Tu, blėt, bangolaidis. Bangolaidis. Pasibaigė. Blemba. Iš jo šnipščia oras, blemba. Kažkoks oras šnipščia. Tai arba skersvėjis, arba hui znait, kas čia vyksta. Bet nesmirda. Tai nenadai tikriausiai. Kur aš čia, blėt, lendau, nebeatsimenu. Kažkur prie tvoro. Ne čia, toliau. Kažkur toliau reikia eiti. Blemba. Tvora išversta. Išlypsa. Blėt. Ir krūmas išlendam. Va. Nu, važiuosim dar antienų harpą apžiūrėti. Niekaras jau nieks nepagavo. Blemba, harpo kabeliai išvedžioti. Sueina kažkokį centrą. Ir antienos, blemba, nukreiptas į dangų. Visą suvesti į vieną. Pažiūrim, kur čia eina. Aha, į kažkokį tai bendrą signalą surinkėją. Šakės. A va ten stovi dar kažkokia tai antenas ant aukštų stulpų, blemba. Visas laukas. Tai stulpų ištampytas dratas. Nu, karočią, harpas. Kažkokie tai nameliai su lazeriais kokiais tai, blemba. Lazer, hujazer. B. Kažkokie skandiškės. Ant kokių tai bėgių sudėti visokie. Užrakinti tikriausiai. Šakės. Čia gal tikriausiai kokius ufonautus laikydavo, kai pagaudavo. Šaldydavo su šaldytuvais. Konteineriai. Va tenai. Dar matas ant kitų namelio. Stikliniai kupolai. Nu, čia neblogai žaidė. Įdomiai. Kažkokia tai kosminė žaidimų aikštelė buvo. Čia koks tai bangolaidžio sandėlys, blemba. Išmėtyti šitie bangolaidžiai. Iš ko čia padaryti? Blem, kaip ir aliumininis vamzdis. Eik tu savo krūvas aliuminio vamzdžio. Šakės. Vat. Stirtas. Kišta, prikišta visokiausia. Va. Blemba. Neblogai čia pažaidė. Norvegų mokslininkai. Kažkoks bokštas nulūžęs.